žiemą iškrenta sniegas arba jis iškrista pavasarį. Toks panašus ir augalos perkūnijos vanojimas. Kaip jis prasidėjo, natūraliai, lengvai, harmoningai. Net ir garas subtiliai save parodė, bet paliko pavažiavį ir stebėti, tai padaro auga. Be jokios abejonės, jeigu klientė yra tokia, kuri nenori karščio, nepakelia, tai kas kaip belieka pirtininkui? Naudoti subtiliasias slaptas savybes, kvapą, prisilietimą, harmoningai viską suderinti, panašu, kad augai puikiai pavyksta tai padaryti. Audra šiuo metu demonstruoja gražią viešą techniką. Švelniai, jautriai ir neabejotinai, tai yra pirma pirtininkė, kuri idealiai jaučia garo ritmą. Garas yra tokia substancija, kuri nėra žaibiška, kuri turi tam tikrą tęstinumą, inerciją ir pajausti, kokiu greičiu ateina garas, kokiu greičiu jis vaikšto. Tai yra vienas iš pirties tęstiškumo požiūrio. Kvapas juda ramiai. Bet tiksliai. Сейчас видите, сейчас высветлит. Не надо, сейчас напал еще подать. Tai, ką matom, yra viešo technika, kuri maudo žmogų garų. Tada yra darbas, kad jis nusileido, kad jis nusileido, tai nebejotinai matome. Užtenka nedidelio vantos judesio, kad žmogus pajustų maloniai po odą veikluojančius šiurpuliukus, tokius skruzdėlytės. Ir tas skruzdėlyčių trūko ganyti ir yra pirtininko vienas iš uždavinių. Augai tas pavyksta. Be abejo, lampas yra be galo dėkingos, tai yra unikalu, šaldytos lampas žiemą, kaip tokia įvairovė, tai yra iš tikrųjų dovana, fontonai, jos gimtadienio progas, tai yra tam tikras kiekviena ir aš nepridurčiau, kad spalvų terapija yra išlaikyta, pabandyti moterį ant raudonos paklodės. Tai yra ir tam tikras energetikos sužadinimas, tai tie dalykai reikia, jie nėra atsitiktiniai. Įdomuoji pasirinko tą spalvą tiesiog priderinusi prie raudonos nuotaikos. Man galėtų galbūt parodyti gydytojo Sergejaus metodiką, kuri taip pat leidžia pamatyti, kurios spalvos žmogų trūksta. Ir man teko su juo bendrauti vakar, jisai sakė, kad matosi, kad trūksta tos spalvos. Auga idealiai suspėjo į pirmasis 5 minutės su pirmuoju vertimu, o tai liudija, kad jinai pakankamai gerai jaučia ir vanojimo tempą. Ji tikrai neperdėjo pirmo vertimo, nepalygino gražu. Tai sužadino moteriai norą būti varinėje, norą tęsti. Užėjus į pirtį turi kaip noras pradėti